Būdavo su tom medinėm kaladėm, tokiam, žinot, su raidėm dar rusiškos, turbūt raidės ant tų kaladžių. Tai būdavo su jom vis statau, ką nors išsilavimo iš tų kaladžių. Tai mūsų pagrindinė ten toks užsiėmimas, žinot. Ten tai kokį namą, tai ten pilį, tai dar kažką, tai ten, nu, ten šaškim žaisdavom, da ten kažkur, tai supranti, džiaugdavosis, kad prieš mane laimės. O jūs pasiduodavote, ne? Visai būdavo. Pradžioje tai taip ir būdavo, jau, nu kaip vaikų reikia duoti išlošti, kitaip jam nesinorės. O vėliau žiūriu, na, tu pradėjo gaudytis, jau pradėjo visai būdavo. Tai gudri buvo mergiotė. O su barbėm žaisdavo Laima? Turėjau tai barbės, bet mes per daug tų visų, nu, netoleruodam, žinot, ten barbės, ten mada, ten tie visokie, ten, kai sako, pinigai, čia švaistyti tokiam niekai, skaitytum, kad čia niekai, bet jinai ten nežinau, ar vieną, ar dvi ten tas barbės, kiek atsimenu, atrodo, kad tikrai turėjo. Žaisdavo kažkiek? Jo, ne, kažkiek tai žaisdavo, ten turėdavo tai tą, tai tas, aišku, atsimenu, tokią pirmą lėlę, kurią jie padovanojo, mes jai per anksti padarėm dar kūdikiui, ten nežinodama, kas ten per daiktas, jinai tuoj ten tas drabaskus. Jo, bet tai ne pati tikriausiai, jos neatsimenu. Tos lėlės, ar ne? Ne, jau, kadangi dar, nu, žinot, kaip pasakyti, viskam savas laikas, jau reikia duoti tada, kada vaikas supranta, kad čia su kuo žaidžiau, čia kaip paduodi ten tam mažiukui, kavo jam ten krikštynom padovanojau, ten kažkokia tai tarpas, ten tą lėlę, neatsimenu gerai, tai nes nesvarbu. O daug škadų pridarydavo Laima? Nu, kad aš neatsimenu jos iškadų. Gal buvo kokia viena įsimintina jau, kur kokia? Kažkur, supranti, vieną tą tokią aš atsimenu, kaip, bet aš tai čia įvertinau, supranti, kaip ne, savotiškai beveik kaip teigiamą. Čia kaime kažką tai veikim ir kad mes jai uždavėm, kad, nu, uogas skint kažkokį, reikia serbentų, neatsimenu dabar raudonas, ar juodas, a jie čia jinai su savo pusėserėm kažkur norėjo, ar ten, ar maudytis kažkur ait, ar kažkur važiuoti, jau žinot, jau ten. Nu tai aš jas kažkaip priskinsiu, va kibirą tų uogų, jau to eiktenas. O varsimą, žinau, skinam, tai nu, be kekių, tai suokas ten, kaip sako, po vieną viską. Jos ten tik apsisuko, tos mergaitės, jie aišku patalkino. Ir jau viskas priskinėmės, gerai, eikit man. Kada vėliau pažiūrim, jie suvarė viską kekim. Ant viršaus užpilno normaliom tolom, kibiras pilnas, vaikai laisvi. Nu tai aš įvertinau, sakau, nedurnas vaikas. O ką labiausiai mėgo daryti, kai buvo maža? Atsimenat? Dabar čia man net reikia pagalvoti, nelabai žinau, ką čia labiausiai mėgdavau daryti. Gal piešt kažkur tai daugiau. Daug piešdavo. Į tą, supranti, į dailę kažkur ją taip ant tokių, tai kažkur tai pieštau, taip, tu žinau, kaip visi vaikai va rūpės, kad žais ten. Nu, į mišką nori eidavau, būdavo ten rogutį, makarnos, tai va, vai. Čia einama būdų į mišką, ten kalniukų pasivažinėti, kad jis nevyko. Aktyvi mergaitė buvo. O, bet taip, to, kad, nu, nepasakau, mes, kad, na, normaliai, dalėsim, nuo manęs tikrai atrodo, kad nei karto būt negavo. Va kažko tai, va, sakyčiau, neklausė, mes taip normaliai sutartom su ją, kad nebuvo jokios bėdos, bent jau man taip atrodo, kad ten kažką į mokyklą kaidau, jinai pagal mane buvo labai savarankiška. Jeigu reikia, pati nusprendė, pati priėmė sprendimą ir pati, jeigu ten, kaip sakyt, kokia nors situacija mokyklų nereikdavo, ai tėtė, kad buvo ten, visi dirbo, ne? Tą vaiką ten, va, kaip dėdavo tėvai su vaikais sprendė tuos uždavinius, tais pamokos, aš ją pamokyti nieko negalėjau, aš už ją visai tuos dalykus jau žiūrėsnis ten. Jinai pati mokėsi, pati sukosi iš visų tų savo situacijų, kas ten reikėjo. Ir taip palygintų tikrai, gal neblogai. Ar didžiuojatės Laima? Aišku, kad didžiuojuosi. Tikrai aš jai labai patenkintas, jinai, nu kaip, kol kas, pusai daug, kol kas normaliai gyvena. Na, labai normalus vaikas. Normaliai stovi ir man džiaugiausi, kad ją vienas, ko jinai norėjo, o nepasisekė, kai jinai norėjo pirmą kursą baigus iš Štatus išvažiuoti. Į Angliją. Man lyg tai, kad į Ameriką, jinai tada norėjo išvažiuoti, kad ten, nu nežinau, ten kažkur padirbti ar kažką tai, o aš mintyse galvoju, kad tik neišvažiuotų, nes ten nuo jos pusės ir kas išvažiuoja, paskui titiuja viskas, o čia žinot, vieną vaiką turi išvažiuosi kažkur kailo. Tai kai ten jai paskui ties, nu, vieną žodžiu neišdėkė tą kelionę, tai aš taip pasidžiaugiau ir paskui labai apsidžiaugiau, kai jinai taip
čia Vokietijoje, kodėl pas mus yra nuvažiavę, buvo, kai grįžo pasakė, čia Lietuvoje tiek yra veiklos, sako, čia tik dirba. Kad nėra ko tai tą užsienį liekti. Tai aš va taip džiaugiausi, galvoju, nu va, nedurnas vaikas. Lietuva gerai. Įtėti turbūt, ne? Tėtis bent jau nelabai pasižymėjo tuo savo protu, pas savo gyvenimą. Aš negalėčiau pasakyti, kad ten kažkur buvau, galbūt saką, gal daugiau atvirkščiai. Nu, darbų, aš gal netingėjau dirbti. Darbininkas, Mano ar ne? pliusas, o daugiau, tai turbūt jokio nėra. O dabar gal prisimenat, kokį įspūdį padarė, kaip Simas, kai pirmą kartą pamatėt? O man labai gerą padarė, man jis patiko iš karto. Gerai sutarėt. Patiko, kad nepasipūtęs, visiškai normaliai bendrauja, nėra tokio, kad va, aš čia kažkoks to ten, kažką tai baigiau, kažką tai čia atvažiavau į kaimą, taip toliau. Nu, labai lengvai su juo, jau visą kaip po kaimą, kur ką reikėtų atvažiuoti, tai mes, aš esam labai lengvai. Su juo man lengva bendrauti, aš neturiu jokios problemos. Dabar net, kartais sakau, mūsų vaikai jau ten ant jų abiejų. Nes Jau kaip šeimos narys, ne? Jau, ir kol kas aš jau... Tai būsim užento, esate patenkintas visiškai. Man visą tinka. Va, kaip gerai. Atvažiuoju į kaimą, va, dar čia kai kartais man dar čia, va, ką padėt, bet aš dažnai, sakau, jeigu aš to darbą susigalvoju, tai aš jį pasidarysiu. Bet tai va čia dabar pradė kartą, tai jie čia taip gyvatvarą pjovė, ten laimą ramė, dar kažką ten, tai sako, čia kažką patalkina, negaliu sakyti, kad nieko neveiktų atvažiavę. O gal galite pasakyti kažkokį tai palinkėjimą Laimai ir Simui? Nu, žinot, visi tėvai savo vaikams linki kuo geriausio, kad čia kažkokį tai asmeninį ten, kad taip, kad tik tegul jie sutarė, tegul gyvena ir kad tik jiems sektųsi. Tai čia turbūt ir yra tokį svarbiausia, kad tam reikia, kad turėtų sveikatos. Daugiau nebežinau, ką čia daug linkės. O kiek anūkų tikitės? Kažkaip aš jau... 13. Daug tai čia labai iš tų vaikų negali tikėtis. Žinot, šiais laikais, man atrodo, kad jie vis tiek tinginiai daugiau pasidarė. Mūsų tai visi labiau stengdavosi. Tai būtų gerai, nu, nors kokie ten 2-3 ant galo, nu, aišku, kuo daugiau, tai aš jau suprantu, man tai įdomu būtų. Tarp kitko, maži vaikai man patinka, tokie vaikai patinka, nu, ne visai ten kaip Liliukas, o ten kas juo, bet jau kokių ten 2-3 metų. Tai pabendraut, pavaikščiot gali, ne? Smagus vaikas, man patinka. Tai jau kuo greičiau, ne? Apsiženyje ir tėvų Kai būna. buvo ilgas senas bernas, tai būdavo pamatau moterį, nu kartais va troleibuse su gražiu vaiku. Nu galvoju, va ant jos dželyčiaus ir tik dėl to, kad vaikas gražus. Gerai, šitą iškirpsiu. Ir palauk, šito tai nefilmuoju.